smagu, kad įvyko šitas susitikimas ir įvyko visų pusių. Turėjome tiek vadybinę pusę, turėjome tiek ir techninę departamento atstovus, tiek ir moterų techninę direktorių, vyrų techninį direktorių. Turėjome nacionalinės moterų rinktinės trenerį, moterų asociacijos prezidentą. Turėjome netgi ir fanų lyderį, kuris irgi dalyvavo ir pasidalino savo patirtimi. Turėjome Liuciją, turėjome Rimantę Mildą, komandos kapitonę. Tikrai tų, vadinkim, išgyvenimų ir nuoskaudų buvo ne viena ir ne dvi pasakyta, kur kas kai kada buvo galbūt per daug sutirštinta ar emocijom remtasi, bet vėlgi tai yra normalu. Futbolas yra toks dalykas, toks sportas, kad be tų intrigų arba be tam tikrų emocijų pakelimo to nebūtų. Mano pagrindinė žinutė buvo, kad mes negalime vien tik koncentruotis į moterų nacionalinę rinktinę, turime žiūrėti plačiau, turime iš viso 16 įvairaus amžiaus nacionalinių rinktinių, visiems reikia dėmesio, visiems reikia atitinkamų sąlygų sudarimo. Vėlgi aptarėme būsimas rungtynės, noras yra žaisti Kaune Dariaus ir Girėno stadione, tam merginom pažadėjom, kad spalio 9 dieną rungtynės Lietuva-Švedija vyks Dariaus ir Girėno stadione. Apsišnekėjom, kas galėtų būti mūsų namų lokacija, kur merginos jaustųsi patogiausiai, kur visiems Lietuvos žmonėms būtų patogu atvykti, jas palaikyti. Tai tie tokie susitikimai yra reikalingi. Buvo pastabų ir į mūsų pusę, kas yra normalu ir priemam dėl komunikacinių žinučių, viešinimo, dar didesnio dėmesio, bet vėlgi turime bendrai ir su medija susitarti ir kad mūsų medijos ir žiniasklaidos atstovai irgi parodytų deramą pagarbą mūsų merginams, kurios tikrai padarė žygdarbį, padarė laimėdamas C divizioną ir manau, kad nesustos ir pakonkuruosim su Švedija. Jaučiamės išgirstas tikrai ir tikimės, kad šitas susirinkimas bus tik žingsnis mums į priekį, gal rinktiniai moterim, kad tos sąlygos bus geresnės ir ta komunikacija gal bus kiek aiškesnė. Tai čia pagrindinis tikslas to susirinkimo, manau, ir buvo. Gal bus aiškiau visiems, kad yra kur pasistengti ir yra kur dar pakilėti tą laiptelį aukštyn.